Sveiki bendraminčiai, gyvagimiai, suverenai, vaišnavai, žmonės. Turiu tokią temą, gana keista tema, bet jinai mano gyvenime pasikartojanti, tokia kaip déjà vu. Tai aš jums noriu papasakoti 3 temas, 3 istorijėlės tokias ir jūs pakomentuokite, prašau, ar aš teisus, ar pataikau į temą bent. Žodžiu, momentas toksai. Mes turime įregistravę Gaudijos Vaišnavų religinę bendruomenę, kaip jūs visi žinot. Ir mes save taip pat kartais vadinamės kaip suverenai, todėl, kad širdyje nešiojame Dievą, aukščiausiai suvereną. Tai yra gryna vedų koncepcija, vedų filosofijos koncepcija. Ir taip pat mes saugom, ginam patys susibūrę į tokią kaip kolektyvinę apsaugą, kadangi yra bendruomenė ir filosofiškai žmogaus laisvės ir teisės. Pasidarom dokumentus tiem žmonėms, kurie prisijungia į bendruomenę. Tai yra suvereno žmogaus pažymėjimas. Jisai legalizuotas tarptautiniu lygiu, įvairiais lygiais. Mes apie jį informavę nuo prezidentūros iki ten ministerijų, absoliučiai visas Lietuvos. Tai mes informuojam visais lygiais įvairią sistemą. Ir mūsų koncepcija yra ta, kad kaip žmogus aš visą laiką naudojusi visų tuo, kas yra naudinga žmogui. Čia jau yra elementaru. Ir Konstitucijai 5 straipsnis, 3 punktas parašyta, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmogui. Ir jeigu jūs nueisit į kokią nors įstaigą, migracijos departamentą tenai, arba registrų centrą, arba civilinę metrikaciją, arba į policiją, ir jūs sakykit, duokit man, prašau, kokį nors dokumentą, kuriame parašyta, kad aš žmogus. Tai jūs geriausiu atveju parodys jums duris, žodžiu, nes ten veisiasi vien tik tai asmenys. Suprantat? 92 metais įkūrė, žodžiu, tuos asmenys. Kiekvienas žmogui, kiekvienam taip priskyrė. Ir mes labai nesusimastydami tiesiog sutikom su tuo. Pasirašėm ant tų asmens dokumentų, paso, tapatybės kortelių, ant pasų. Žodžiu, kad mes taip būsime tais asmenimis. Tai istorija dabar tokia. Kada dar mes net nebuvom įsiregistravę, yra toksai Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo kažkaip komiteto pirmininkas. Ir ten jų grupelė yra tų nacionalinių saugumiečių kokių tai Seime, žodžiu. Taigi, tas Kasčiūnas, jisai kelis kartus kvietė į Lietuvą Vokietijos dešiniuosius radikalus. Taip jie ten įvardina, ta žiniasklaida, dešinieji radikalai, kokie tai. Jie ten valdžią užgrobė anarchistai. Dešinieji anarchistai, jie ir smurto keliu, įvairiais būdais, žinai. Ir, ten gavosi, kad vieną kartą tam Kasčiūnui užkirto pats tas Landsbergis, jo partijos tenai šefas, žinai, supranti. Ir po kurio laiko pradeda kokie tai LRT ten, kitos žiniasklaidos rašinėti, kad, sako, turi sąsajų Lietuvos suverenai su Vokietijos tais Reichsburgeriais, Reicho piliečiais. Reichas reiškia karalystė, burger reiškia pilietis. Aš asmeniškai net vokiškai nemoku. Nepažįstu jokių vokiečių politikų, jokių nieko, tiesiog. Ir pasirodo, šitą visą reikalą tas Kasčiūnas, jisai pradėjo skleisti. Skaitosi, nori nusiplauti, jisai kvietėsi tuos radikalus. Ir dabar čia buvo tokios trumpas žinias, mačiau, kad užgaudė kokį tai vieną dešiniųjų radikalą Lietuvoje, kadangi jis bandė prisijungti prie kažkokių socialinių grupių,
internete, dar kažko. Tai atik nebus tas pats Kasčiūnas, jisai rezga kažkokias, nežinau, diversijas ar kažkokius dalykus. Tačiau bando primesti kažkokius reikalus religiniai bendruomeniai. Tai va, aš noriu, mėlėjai, pasakyti, kad su Kasčiūnu, su jokiom partijom, nesu turėjęs reikalų. Niekad, ir neplanuojam turėti pas mus. Mes esam apolitiški. Tai va, noriu aš nuo jų visiškai, kaip sakant, ne tai, kad atsiribuot, nes nebuvom ir prisiribuoję. Žodžiu. Tai va, tai šiaip tai viskas aišku, jie bando dehumanizuoti religinės bendruomenės žmonės, kad juos paskiau galėtų persekioti lygiai taip pačiai, kaip naciai persekiojo žydus. Pirmiausia, dehumanizuoja, sako, tu čia toks kažkoks, tu vegetaras, tu ten ne taip tiki, reikia ten kryžių tikėti, ten kažkokius, visokius tokius reikalus. Na tai va, tai toksai va procesas va vyksta, tas toksai įdomus. Tai geriausias vaistas yra viešinimas. Tai, ką mes čia dabar va darom, va transliuojam, žiūrim, va, po truputį žmogeliai žiūri, pasidalinkite, prašau, kadangi Facebookas yra labai sklaidą apribojęs. Facebookas, YouTube'as, mūsų kanalo Gaudijos Vaišnavų žmonės. Ar Gaudijos Vaišnavai žmonės, va šitaip, kanalas YouTube'e, žodžiu, labai riboja. Jie išsigandė, kad bendruomeniai per trumpą laiką labai daug žmonių atsirado, kurie nori apsaugoti savo laisvės ir teisės. Bet mes tą sistemą naudojamės, mes ją pripažįstam ir matom jos klaidas ir mes teisėtų, teisingų būdų norime tiesiog jas ištaisyti tas klaidas. Dabar žiūrėkit, koks antra istorija. Tai čia Kasčiūno tokia vat istorija. Toks keistolis. Žodžiu, aš jam skambinau į Seimą, ten nekelia niekas ten ragelio, nei padėjėjai, jis užsislapstinės ten kažkoks labai įdomiai. Saugosi kažko. Antra istorija įvyko su Dainius Babonas. Yra tokia anarchistų grupė Sarmato Ainiai, bent buvo pasivadinę, anarchistai. Anarchistai tie, kurie išmeta raktus nuo buto, nuo automobilio. Ne, man nereikia, sako, jokių dokumentų, jokių, tokie anarchistai, žodžiu. Ir tuos anarchistus taip pat žiniasklaida plakė prie mūsų, prie suverenų. Jie skelbėsi, sako, mes gyvi žmonėse, laikraščiuose, pasiskelbė, žodžiu. Ir reikalas tas, kad žmonės nuo jų nukenčia. Yra vyrukas toks didelis pasodintas į Rokiškio psichuškę. Istorija ten buvo su žasim, pamenu, žasis ir policija. Žodžiu, jisai ten pradėjo šnekėti, kad jisai žmogus, kad jis nieko neprivalo, kad jis, kažkoks toksai, žodžiu. Teistumus turi ten jų daugelis ir, mūsų bendruomeniai nieko bendro neturim su tais anarchistais visiškai, bet jų toks naratyvas, vis paminėti, užkuraiti ten religinę bendruomenę ir papolė toksai video, kuriame tas Dainius Babonas, jisai kviečia, sako, malonu būtų pamatyti Žilviną Užkuraitį, Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės, ten atstovą. Jis tokį susirinkimą darė. Aš žiūriu, yra video, sako, susirinkimas vyks tada ir tada ir būtų malonu juos pamatyti, mane ten dar kitus kažkokius išvardino, žinai, ir sako, ir jie turi parašyti, man skaitusi ten prisiregistruoti kažkaip ir jis jau tada nurodys, kur, kada, kaip atvažiuoti, toks, galvoju, palauk, aš peržiūrėjau emailus, telefonus, ką ten, messengerį, jokio kvietimo po šiai dieną, nei gavęs, nei, kaip sakant, tai mėlėjai, noriu perspėti, kad su jais mes jokių reikalų neturim. Anarchistai, pamatysit, jų išrišimas ateis, pamatysit jūs, kaip sakant, kada nors, kaip sakant. Tai dabar dėl ko aš apie juos šneku ir kas čia per bairį. Bairis toksai, kad teoriškai dėl žmonių
dėl to, kad pritraukti galbūt kažkas iš bendruomenės narių, kad ten nuvažiuotų, jie mini mūsų bendruomenė, mane Užkuraitis skaitosi, vat, kviečia ir kažkokie žmonės, kad pagalvotų, ale matai, va, kviečia, žinai, kviečia, nu, dėl, sakykim, kad pritraukti žmonių ar kažko, bet tuo pačiu jisai nenori, kad atvažiuotum, nes sugadinsi jiems reikalus, nes per daug aiškiai, per daug tiesiai šviesiai kažką šneki. Tai gaunasi toksai visiškas dvilypiškumas dėl akių. Aš jūs kviečiu, bet realiai pakvietimo nėra. Suprantat? Tai va, tai man šitą istoriją pažįstama, kadangi aš esu daug laiko gyvenęs įvairiuose pasaulio šventyklose, su jogais turėjęs reikalų. Ir taip pat yra buvę taip, kad pasinaudoja kažkokiu autoritetu ir sako, va dabar mes darom renginį ir žinai, va ten toks buvo Šanta Maharadžas, žodžiu, Bhakti jogas, labai didelis autoritetas, jis jau iškeliavęs, žodžiu, į kitą pasaulį skaitosi ir kada pamini, kad dalyvaus va Šanta Maharadžas va tokiam renginį, žmonės, va, jogai, jie sukruta, o galvoja, o šitas žmogus, jisai ten dalyvaus, man reikia ten būti, žinai. Tačiau jam pačiam apie tai niekas nepraneša. Skaitosi, tu nevažiuok. Mums, va, tiem organizatoriam reikalingi tavo gerbėjai, tavo žmonės, nu kaip tavo žmonės, nu tie, kurie, tavo bendraminčiai, bet tu pats, kaip sakant, nereikalingas. Tai šita istorija kartojasi su Dainiu Babonu. Ir reikalas tas, kad mes sužinojom, iš kur tas eina. Tai eina iš buvusių SSSR KGBistų, kurie daugeliu atveju yra dabar VSD, tai yra dvigubi tokie kaip agentai. Suprantat? Yra įvairaus lygio, įvairaus integruotų dalykų. Tai, mėlieji, jūs tiesiog pasigūglinkite, kas yra anarchistai ir darykitės išvadas patys. Patys išvadas darykitės. Na va, tai, mėlieji, galbūt palyginimui va šitos va istorijos tokios, nu, jos įdomios. Iš pradžių nori dehumanizuoti, skaitosi nuvertinti, čia sako, va, šitie va, nu, anarchistai, jie iš vis nuo pat pradžių jie mus pjovė, sako, Užkuraitis renka pinigus, religinė bendruomenė, nu tipo, kaip sovietai jie nekenčia, nors jie patys naudoja katalikų bažnyčios kanonus. Tai, sakykit, mėlėjai, kame čia reikalai? O mes naudojamės Gaudijos Vaišnavų tos tradicijos, vedomis, nu, vedų visą filosofiją, visą kultūrą, žodžiu, ir naudojamės viskuom, kas žmogui neša naudą. Vat ir suradę esame tam tikrus dalykus, mes informuojame visą sistemą ir visatą visą, kad mes esam vat tokie, mano religiniai įsitikinimai tokie, kad aš esu žmogus. Vat, suverenas, todėl, kad Dievas suverenas yra mano širdyje. Taip pat. Su visais įrodymais. Tai vat, mėlėjai, tema tokia buvo keista, bet žinot, sako, tiesa būna karti tiesa. Ne tokia, nu tokia kokia yra. Aš suprantu, kad reikėtų susivienyti, gyventi kaip broliams, bet kuomet daromi va tokie vat, kaip čia, machinacijos, vyručiai, aš juose nedalyvauju, noriu atsiriboti, nes, nu, kviesti dėl akių, kad kiti matytų, kad, aha, pakvietėm, bet iš tikrųjų tavęs nekviečiam. Ir žinokit, kad šitą modelį taiko tik tai, nu, tai dabar, jeigu čia mes LR gyvenam, tai tik VSD nurodymų. Tai vat, mėlėjai, tiek norėjau pasakyti. Kartais man sako, tu neminėk pavardžių. Asmeninė atsakomybė turi būti iš kiekvieno.
Mes gyvenam kažkokį laiko tarpą ir, sakykime, jeigu nesvarbu, Kasčiūnas, Babonas, ar dar kažkas prasilenkia su adekvatumu, mes turim tą pasakyti. Ir mes kiekvienas tą pasakom ir labai gerai. Žodžiu, tai yra, vadinasi, visuomenės socializacija. Mes perspėjom vienas kitą, kaip yra iš tikrųjų. Kaip yra iš tikrųjų. Na vat, o daugiau jums spręsti. Gero gyvenimo, gal padarysim jums antrą dublį ir iš to, ką jūs parašysite komentaruose. Dėkuoju.